Pone Buškevičiau, jūsų manymu, ar Lietuva šiandien yra pajėgi mokėti tokią algą, kokią Lietuvos piliečiai gauna dirbdami išsilavinuose, kultūringose Europos valstybėse? Na, žinot, kai kas yra pajėgus per naktį su mergom išleisti $1000 ir už šampaną mokėti 2000 eurų. Žinot, suprantat, kol yra tokia mokesčių sistema, mes turime sekti Amerikos, Vokietijos, Skandinavijos šalių pavyzdžių. Nieko nereikia. Reikia tik tai sekti vakarų šalių pavyzdžių, neišradinėti dviračio, nes kitaip bus kaip Afrikoje arba Pietų Amerikoje. Vieni nežinos, kur dėti pinigus, o kiti emigruos iš Lietuvos, o jų vietą mes sukelsime iš kitų šalių. Ir kas tada bus? Bus Lietuva, bet nebus lietuvių. Aš dar kartą sakau, jeigu Lietuva nebus lietuviška, tai kam reikėjo kovoti dėl nepriklausomybės? Ir šiandien pramoninkai ir verslininkai su korumpuotais politikais viską daro, kad lietuviai išvažiuotų į užsienį. Pakelkite atlyginimus, mažiau išleiskite pinigų mergoms ir pamatysite, viskas bus gerai. Pone Astra, vis dėlto koks turėtų būti atlikis mokytojams, medikams, panašių sričių specialistams, kad jie pasiliktų gyventi Lietuvoje? Tai labai aiškus atsakymas, todėl kad mūsų laisvosios rinkos lobistai, o tai yra lobistai aptarnaujantis verslo grupės, sako, nėra pinigų, yra didžiausia nesąmonė. Pirmiausiai, infliaciją stabdyti galima ir valdyti infliaciją, peržiūrint vyriausybės išlaidų mažinimą. Jokių Guggenheimų, Ermitažų, pasaulio artojų varžybų už 20 milijonų, nes tai yra beprotybės, iš tikrųjų pinigų plovimas. Būtina subalansuoti nacionalinį biudžetą, visų išlaidų peržiūrėjimą. Tai būtent veiksmingiausios būtinosios priemonės. Ir pinigų valstybėje yra, nes jie išvaistomi, todėl aišku, jie nenori kelti specialistams darbo užmokesčio, jie išleidžia savo tos pinigus. Ir praktiškai tai yra infliacijos, būtent infliacijos didinimo, tokia kaip juodoji pelkė. Ir praktiškai, kaip jau sakiau, finansų ministerija leidžia savo 12 milijonų nuomos mokesčio Vilniaus vartuose, iš tikrųjų. Bet ką aš noriu pasakyti, atlyginimai tikrai privalo būti peržiūrėti, nes praktiškai tai yra milžiniškos žirklės. Vat, pavyzdžiui, apsigynė mano doktorantas, jis uždirba 1100 litų. Tai jis gali išlaikyti šeimą, gauti paskolą būtui, tai yra pasityčiojimas. Ir jeigu inteligentija neis į politiką, jeigu jinai neprieštaraus, tai bus nusmukdyta dar daugiau. Pone Buškevičiui, būdamas Seimo nariu nuo 2000 metų, jūs dirbote tarp parlamentinių ryšių su Čečėnija, Austrija, Armenija, Gruzija, Čekija, Lenkija, Tibetu, Turkija, Vengrija, Baltarusija grupės narių. Vis dėlto, kodėl jums nebuvo naudingiau įsitraukti į socialinių reikalų, švietimo ir sveikatos apsaugos komitetus, kad galėtumėte daugiau nuveikti? Na, žinot, aš kaip tautiškai nusiteikęs žmogus visada buvau internacionalistas gerąja to žodžio prasme. Ir aš žinau, kaip mes sunkiai lietuviai iškovojame nepriklausomybę ir laisvę. Ir todėl visada rėmiau ir remsiu Čečėnijos nepriklausomybę, Gruzijos nepriklausomybę, Ukrainos ir visada norėjau pasisakyti už tų šalių priėmimą į NATO ir pasisakau. Netgi pirmasis Lietuvoje pradėjau kelti, kad reikėtų atsigręžti mums į Ukrainą ir ją priimti į NATO. Nes vidaus politika nulėmė 50% sėkmės sudaro užsienio politika. Tačiau ką mes matome šiandieną? Matome baikštumą. Ne visi baikštus. Pavyzdžiui, prezidentas mūsų drąsus žmogus. Tačiau jeigu mes šiandieną suglaudę ausis sėdėsime, dar kartą sakau, nereikės nei socialinių, nei ekonominių, nei tautinių, nei kultūrinių dalykų, ateis rusas ir okupuos, kaip 63-ais, kaip 31 metais darėme sukilimus, kaip 40 metais mus okupavo. Tai yra rusiškas imperializmas. Šiandien jis parodė, kas yra Gruzijoje. Todėl mes turime labai stiprinti savo solidarumą tarpusavyje ir su vakarais. Kito kelio paprasčiausiai mums nėra. Kažkas mums nori įteikti mintį, rūpinkitės tik tai savimi. O savimi, jeigu mes tik tai rūpinsimės, būsime neutralūs kaip 40-ais, tai 50 metų vėl reikės vežti žmonės į Sibirą, nes, sako, jau medžiai atauga. Taip, kad turime būti budrus. Pone Buškevičiau, aš čia paminėjau ne kaip žeminančią aplinkybę, o tiesiog tai, kad jūs nepasirinkote kitų komitetų, kuriuose galima galbūt nuveikti daugiau žmonių labui. Pone Astra, kokiame komitete ir kaip jūs ketinate dirbti, kad būtų galima daugiau
to darbo savo skirti konkrečiam žmogui, Lietuvos piliečiams? Žinote, komitetų daug, bet vienas iš svarbiausių komitetų, ir noriu pratesti pono Stanislovo mintį, tai būtent yra Lietuvos gynybinės galių saugojimo galbūt komitetas, turiu galvoje Nacionalinę saugumo ir gynybos komisiją, nes šiais metais pavasarį Seimo priimtas principinės kariuomenės struktūros įstatymas numato, beprotybę, sakysim, reiškia radikalią kariuomenės reformą, paliekant porą tūkstančių samdinių, kurie, kaip sako ekspertai, neapgintų net kaimo. Todėl, kad Kaliningrade prigrūsta ginkluotės vakaruose, iš rytų Lukašenka turi modernę kariuomenę, turi tankų moderniausių tiek, kiek mes net nesapnavome. Ir per 52 minutės jie pasiektų Vilnių, o NATO kolektyvinis, reiškia, gynybos skėtis nesureaguotų laiku. Ir praktiškai milžiniška žala Lietuvos valstybės saugumui daroma tokiais, 5-osios kolonos projektais turbūt. Ir kitaip galima, reiškia, yra visokie peskeliūnai ten, reiškia, tikrai blūdė. Na dabar pasižiūrėkite, atrodo, iš Darbo partijos, iš Tvarka teisingumo partijos, dar iš kažkokių ten partijų pasirašė kreipimas į konstitucinį teismą, būk tai jiems išaiškink, ar čia gali būti NATO kariuomenė. Tai paklausykite, tai ką mes vieni galėtume apsiginti su visokiais speckeliūnais? Ne, ir be to mūsų konstitucijos 139 straipsnis sako, kad kiekvienas pilietis turi būti apmokomas, kaip ginti tėvynę. Ir praktiškai Lietuvai reikalinga būtent moderni, aprūpinta, efektyvi, intelektuali kariuomenė, kuri gali būti Lietuvos gynybos branduoliu, kuri gali atsakyti įvairias grėsmes, būti pasirengus ateities iššūkiams, bet privaloma išsaugoti kariuomenės rezervą. Būtent visuotinės gynybos principus ir jaunimo mokymą. Tai yra istorinė tradicija visuotinės gynybos principų. Nes paaugliai, jie prisigėrė sidro, alaus, šlaistysis pakampėm ir degraduos. Tai reikės, ponia Tiškevičiūtė. Atsiprašau, tik tai